Pavojaus varpai pradėjo skambėti 2019 metais, iki 2023 metų JAV tai patvirtino. Kinijos žvalgyba veikia vos už 90 mylių nuo Floridos. Tai nebuvo sensacinga naujiena. Tai iš tikrųjų buvo vieša paslaptis. Ir visa tai vyksta šalia vieno svarbiausių energetikos koridorių Jungtinėse valstijose. Kinijai reikia Meksikos įlankos pakrantės. Užspausta salų grandinėmis, 80% jos energijos teka per strateginius jūrų praėjimus, kurių ji nekontroliuoja. Dujos teka iš Meksikos įlankos regiono į Europą, o Kinija stebi, pažeidžiama, bejėgė. Tačiau tai nereiškia, kad ji nesiima veiksmų. Kiekvienas žingsnis priartina Meksikos įlankos pakrantę prie iššūkio, kurio JAV gali ir nepastebėti. Ir viena vieta ima išsiskirti – Kuba. Šiandien Meksikos įlankos pakrantė sudaro beveik 20% JAV ekonomikos ir aptarnauja apie 30% viso JAV eksporto. Čia yra kai kurie svarbiausi šalies uostai – Hjustonas, Tampa, Corpus Christis, Naujasis Orleanas. Šie uostai ne tik užimti, jie auga greičiau nei bet kur kitur JAV. Vien Hjustonas ir Corpus Christis perveža 91% visos žaliavinės naftos, kuri išvežama iš JAV. Ir šie skaičiai nėra atsitiktinumas. Meksikos įlankos pakrantė yra tikras energijos aukso lobynas. Pažvelkite į šį žemėlapį. Daugiau nei pusė Amerikos naftos perdirbimo pajėgumų yra Meksikos įlankos regione. Beveik visi šalies SGD eksporto terminalai yra Meksikos įlankos pakrantėje. Tai nėra tik regionas, tai gyva, kvėpuojanti sistema. Ironiška, bet Meksikos įlankos pakrantė išaugo todėl, kad buvo ideali naftos importui. Tačiau prasidėjus skalūnų revoliucijai, visa ta esama infrastruktūra pavertė ją pagrindiniu šalies eksporto centru. JV dabar yra didžiausia pasaulyje gamtinių dujų eksportuotoja ir nuo 2019 metų yra grynoji energijos eksportuotoja. Meksikos įlankos pakrantė yra esminė Amerikos nacionalinio saugumo strategijos dalis ir potencialus svertas prieš Kiniją, kuri negali su tuo konkuruoti. Tačiau tai ne vien energija. Meksikos įlankos pakrantė yra Amerikos jūrų prekybos centras. Taigi kas nutiktų, jei Meksikos įlankos pakrantės veikla būtų sutrikdyta, tarkime, 30 dienų? Nereikia daug įsivaizduoti. Uraganai tai aiškiai parodo. Kai uraganas Katrina smogė Naujajam Orleanui, jis sustabdė 19% Amerikos naftos gamybos ir sukėlė grėsmę 24% gamtinių dujų tiekimo. Buvo prarasta 0,86% šalies BVP. 2017 metais uraganas Harvis smogė Hjustonui. Vos viena prarastos gamybos savaitė Teksase ir Luizianoje JAV ekonomikai kainavo 0,06%. Šiandien 30 dienų trukdžiai būtų katastrofiški. Tačiau Meksikos įlankos pakrantės svarba neapsiriboja tik finansiniais rodikliais. Tai susiję ir su kietąja galia. JAV kariuomeniai reikia tų uostų ir tos energijos. Pasekmės būtų akivaizdžios. Energijos eksportas sustotų, kainos visame pasaulyje šokteltų, karinės tiekimo grandinės sulėtėtų. Europa praranda svarbų tiekėją, svertas išnyksta. Ši pakrantė aprūpina energiją ne tik Ameriką, bet ir visą pasaulį. O šiuo metu šalis, kuri labiausiai nori mesti iššūkį Amerikos galiai, tyliai įsitvirtina jos viduje. Taip yra todėl, kad Kinija importuoja 70% savo naftos ir 42% gamtinių dujų. Didelė dalis šių išteklių keliauja per siauruosius praėjimus, kurių ji nekontroliuoja. Amerika tokios problemos neturi. Problemų Hormūzo sąsiauryje JAV tik gūžteli pečiais. Ji pati gamina savo energiją ir vietoj to remiasi Meksikos įlankos pakrantės infrastruktūra. Du pagrindiniai vidaus siauri taškai, kuriuos jį kontroliuoja, daro pasaulinius trikdžius nereikšmingais. Tai ne tik apie tai, kad Amerika yra energetiškai nepriklausoma, bet ir apie tai, kad Amerika nustato pasaulinės kainas. Ir ji nėra vienintelė, kuri iš to gauna naudos. Nors Europa anksčiau buvo priklausoma nuo rusiškų dujų, dabar 58% savo SGD importo ji gauna iš JAV, o iki 2030 metų šis skaičius gali išaugti iki 80%. Kaip matėme, viskas sustoja, jei tik viena iš jų neveikia tinkamai. Ir tai yra daugiau nei ekonominė problema. Tai strateginė katastrofa. Todėl Kinija ieško kitų galimybių. Galbūt Amerikos Meksikos įlankos pakrantė siūlo išeitį. Kinija jau investuoja į žemės ūkio paskirties žemę JAV, tačiau tai ne vienintelis dalykas, kurį ji perka. Kinija negali grasinti JAV karinę prasme, bent jau nerizikuodama abipusių sunaikinimų. Tačiau ji gali daryti įtaką valdybų posėdžiuose, sutartyse ir infrastruktūros sandoriuose. Juostos ir kelio iniciatyva dabar pasiekia JAV teritoriją. Aplinkybės gal ir skiriasi, tačiau veikimo modelis tas pats.
Kinija tyliai tikrina įtakos ribas, įsitvirtindama infrastruktūros ir energetikos srityse, kur krizė galėtų pakeisti pusiausvyrą. Daug Amerikos importo krovinių krauna Kinijoje pagaminti kranai, kurių saugumas kelia abejonių. Kas jei tie kranai sugestų ir uosto veikla sustotų? Viena klaida, viena prastovos savaitė ir tiekimo grandinė sustoja. Ir dar yra nuosavybės klausimas. Dabar Kinijos įmonė valdo dalį Houstono Bayport terminalo, kuris aptarnauja daugiau vietinių ir užsienio krovinių nei bet kuris kitas JAV terminalas. Tai dar daugiau įtakos. Ir tai svarbu, kai per šiuos terminalus gabenami milijardai tonų prekių ir karinių atsargų. Be įrangos ir ginklų, JAV kariuomeniai kasdien reikia 360 tūkstančių barelių naftos net ir taikos metu, vien tam, kad galėtų veikti. Maždaug pusė šio kiekio pereina per Meksikos įlankos pakrantės naftos perdirbimo gamyklas ir naftos terminalus. Jei jie būtų sutrikdyti, tiekimo grandinės sustotų. Ne tik pratyboms ar susirėmimams, bet ir bet kokiam susidūrimui su Kinija. Meksikos įlankos pakrantė tai ne tik infrastruktūra, tai svarbi Amerikos galios projekcijos dalis ir Kongresas dėl to jau įspėjo. Uostai yra pažeidžiami. Jūrų transporto pajėgumų reikalingų tarpvalstybiniam karui tiesiog nėra, o energetikos infrastruktūra gali būti pažeidžiama. Ir JAV laukia dar blogesnės naujienos. Kinija ne tik bando įsitvirtinti uostuose, ji žengia į Meksikos įlankos pakrantės energetikos tiekimo grandinę. Ironiška, bet viena iš priežasčių, kodėl JAV Meksikos įlankos pakrantė tapo tokia energetikos milžinė, buvo siekis patenkinti augančią Kinijos energijos paklausą. 2017 metais Kinija tapo didžiausia naftos ir gamtinių dujų importuotoja pasaulyje. Tais pačiais metais daugybė Kinijos energetikos bendrovių pasirašė 20-25 metų trukmės sutartis su Amerikos gamintojais šiame regione. Kinija galėjo sumažinti SGD importą iš JAV 2025 metų pavasarį dėl muitų, tačiau sutartis liko galioti. Dujos vis dar teka. Jos tiesiog nukreipiamos į Europą, kad būtų gautas pelnas. Skirtingai nei Kataras, kuris riboja paskirties vietas, JAV leidžia Kinijos įmonėms parduoti kur tik jos nori. Kinija gali manipuliuoti pasaulinėmis energijos kainomis ir sugriauti Amerikos strategiją Europoje, visai neiššovusi ne vieno šūvio. Tačiau Kinija nesustoja ties mažumos dalimis uostuose. Jie nori iš tikrųjų kontroliuoti išgavimo procesą. Kinijos valstybiniai bankai ir įmonės ypač domisi JAV Meksikos įlankos pakrantę, o jos energetikos bendrovės jau ten veikia. CNOOC International turėjo 21% dalį Apotomox platformoje, kuri gamina apie 90 tūkstančių barelių naftos už 80 mylių į pietryčius nuo Luizianos. Ir tai ne vienintelė tokia platforma. Ji taip pat dalyvavo Stampede naftos ir dujų telkinyje, esančiame už 115 mylių į pietus nuo Fortune, Luizianoje. Šios dalis buvo parduotos Britų įmoniai už $2 milijardus. 2024 metų gruodį, tačiau tai parodo, kokios negriežtos gali būti JAV užsienio investicijų taisyklės. Visa tai yra dalis atsakomųjų veiksmų strategijos, nes tai yra JAV kariuomenės Achilo kulnas. Tai gali būti pažangiausia ir labiausiai patyrusi kovinė jėga pasaulyje, tačiau ji priklauso nuo daugybės smulkių dalių veikiančių darniai. Jei jos neveikia, ilga tiekimo grandinė nutrūksta. Net ir ribota oro operacija virš Irano tampa logistiniu iššūkiu. O prieš Kiniją ši problema padidėja daug kartų. Kinijos buvimas regione ir uostuose suteikia vertingos žvalgybinės informacijos. Tai ekonomiškai efektyvi strategija, kompensuojanti konvencinių pajėgumų trūkumus. Ir Kinija taip pat naudojasi savo vieninteliu sąjungininku ir vienu geografiniu Amerikos silpnumu, bandydama rasti keletą derybinių svertų. Kinijos nauja bazė Kuboje nebuvo visiška staigmena JAV žvalgybos bendruomeniai. Pekinas ten veikia nuo 1999 metų, kai įkūrė šnipinėjimo bazę Behukalyje, o saloje yra dar dvi bazės – Bahajuje ir Kalabasare. Taigi, Kuba nėra tik viena bazė. Tai tinklas, kuris puikiai tinka perimti signalus ir stebėti laivų eismą, atvykstantį iš įlankos. Kinidžiai čia yra daug įdomių dalykų. Be uostų, JAV turi svarbes bazes įlankoje, įskaitant specialiųjų operacijų vadavietę ir JAV pietų vadavietę. Sutelkus tokius svarbius centrus regione, padidėja pažeidžiamumas atakoms, kurios gali sutrikdyti operacijas ir pasirengimą. Kontrolė, stebėjimas, logistika – visa tai susitelkia įlankos regione. Kinijos įsitvirtinimai nėra atsitiktiniai, tai apgalvoti ėjimai šachmatų partijoje. O Kuba gali turėti ką nors dar, ką galėtų pasiūlyti Kinijai, ko niekada nesitikėtumėte. Atvirkštiniai, siaurieji praėjimai.
Floridos sąsiauris ir Jukatano kanalas nėra Hormūzo ar Malakos sąsiauriai, tačiau jie strategiškai išskirtiniai. Laivyba iš JAV Meksikos įlankos pakrantės turi praeiti pro vieną iš šių sąsiaurių, kad patektų į atvirą vandenyną. Taigi, šnipinėjimo bazės Kuboje yra naudingos ne tik karinių ar pramoninių signalų stebėjimui. Jos taip pat puikiai tinka stebėti kiekvieną energijos ir karinio transporto judėjimą iš Meksikos įlankos pakrantės. Ar to pakaks, kad būtų galima iš tikrųjų užblokuoti Amerikos prekybą? Na, ne, bet tai gali sutrikdyti ją. Ilgos tiekimo grandinės logistika tampa sudėtingesnė. Jo EV kariuomenės aprūpinimo tinklas dar labiau pailgėja, o Kinijos strateginių siaurųjų praėjimų blokados išlieka veiksmingos. Būtent todėl Meksikos įlankos pakrantė yra toks svarbus prizas. Nedidelis sutrikimas čia gali sukelti strateginį košmarą Jungtinėms valstijoms. Ta pati košmarą, kurio tikisi Kinija, žvelgdama į Taivanį. Taigi, ką dėl to daro federalinė vyriausybė? Nepakankamai. Kongresas užstrigo. Valstijos imasi veiksmų pirmosios, paskatintos 2021 metų federalinės ataskaitos. JAV Žemės ūkio departamentas nustatė, kad 40 milijonų akrų žemės ūkio paskirties žemės iš dalies arba visiškai priklauso užsienio subjektams. Kai kurios iš jų yra šalia uostų, energetikos terminalų ir karinių bazių. Todėl kyla susirūpinimas dėl kontrolės, prieigos ir saugumo prie kritinės infrastruktūros. Todėl valstijos pradėjo griežtinti kontrolę. Nuo 2021 metų buvo priimta 50 įstatymų, ribojančių užsieniečių nuosavybės teisės į žemę. Dauguma jų taikomi žemės ūkio paskirties žemiai, kai kurie konkrečiai žemiai šalia kritinės infrastruktūros. Tačiau net ir priėmus 10 įstatymų vis dar lieka spragų. Ne viena sistema visiškai neapsaugo Meksikos įlankos pakrantės, energetikos ir uostų infrastruktūros. Tad nesant įstatymų, pirmiausia reikia pasiruošti ekstremalioms situacijoms. Miamis kartu su pakrančių apsauga tikrina Kinijoje pagamintus kranus, vertina jų kibernetinį saugumą ir veikimo patikimumą. Pakrančių apsauga ruošiasi karui su Kinija. Karas pirmojoje salų grandinėje ten neapsiribotų. Kinija bandytų susilpninti Amerikos gebėjimą tęsti karą per ekonominį ir logistinį sabotažą. Pakrančių apsauga nustatė galimus iššūkius, įskaitant tai, kaip Kinijos įranga ir investicijos galėtų suteikti jai svarbios vidinės informacijos. Taigi įsivaizduokite, kas nutiktų, jei tokie uostai kaip Port Artūras Teksase patirtų veiklos sutrikimų. Krano gedimai. Sustoja pakrovimas ir iškrovimas, sulėtėja tiekimas, pradeda trūkti amunicijos ir svarbių krovinių, ir tai tik pradžia. Naftos gręžimo platformos Meksikos įlankoje pradeda gesti, gręžtuvai nereaguoja į operatorių valdymą, saugos jungikliai neįsijungia. Operatoriai skuba valdyti įrenginius rankiniu būdu, bet kai kurios platformos pradeda sprogti. Tuo tarpu laivai regione pradeda pranešinėti apie GPS sutrikimus. Pakrančių apsaugos didžiausia baimė – susidūrimai judriuose laivybos keliuose, pavyzdžiui ties Naujuoju Orleanu. Jūrų eismas sulėtėja iki minimumo arba visiškai sustoja. JAV kariuomenė negali būti aprūpinta. Kinijos raketų smūgiai nusiaubė JAV ir sąjungininkų bazes Ramiajame vandenyne. Net JAV karinio jūrų laivyno blokada tokiose siauriose vietose kaip Malakos sąsiauris taptų bevertė. Atstumo tironija ima laimėti, o 26 trilijonai dolerių, kuriuos palaiko Amerikos jūrų transporto sistema, ima slysti iš vėžių. Todėl pakrančių apsaugos tarnyba daro naujas investicijas. Dronai stebi tas vietas, kur laivai negali patekti. Dirbtinio intelekto technologija aptinka anomalijas dar prieš joms paaštrėjant. Vienas netinkamai besielgiantis laivas Misisipės upėje gali reikšti didesnę problemą jūroje. Ankstyvas aptikimas tampa skirtumų tarp nelaimės ir jos suvaldymo. Ir kad tai įgyvendintų, pakrančių apsaugos tarnyba glaudžiau bendradarbiauja su JAV kibernetinė vadovybė ir infrastruktūros saugumo agentūra, kad apsaugotų uostus, terminalus ir vamzdynus. Tačiau Jungtinės valstijos negalės to padaryti vienos. JFI karinio jūrų laivyno institutas paskelbė griežtą perspėjimą, kad Amerikos pakrančių infrastruktūros apsauga reikalauja didesnių gamybos pajėgumų, nei šalis šiuo metu turi. Pakrančių apsaugos tarnybai dar liko daugiau nei 10 metų, kol ji pakeis bent jau senstančius patrulinius laivus savo dabartinėme laivyne. Sąjungininkai yra būtini. Jie taip pat turi daug ką prarasti. Europa priklauso nuo JAV SGD, po to, kai nutrūko rusiškos tiekimo grandinės. Tuo tarpu Japonija šiuo metu apie 90% savo SGD gauna iš Jungtinių valstijų. Sąjungininkų gerovė priklauso nuo to, ar Meksikos įlankos pakrantės laivyba juda be trikdžių. Todėl geriausia gynyba gali būti gera ataka. 2026 prasidėjo netikėta naujiena. JAV pajėgos suėmė Venesuelos prezidentą Nikolą Madurą.
Tačiau tikrasis šios operacijos pralaimėtojas greičiausiai buvo Kuba. Venesuela buvo patikimiausia Kubos energijos tiekėja. 2025 metais ji tiekė daugiau nei 26 000 barelių naftos per dieną arba 50% viso Kubos tiekimo deficito. Kai JAEV 2026 m. vasarį užblokavo šiuos tiekimus. Kuba susidūrė su didžiausiu kuro trūkumu per kelis dešimtmečius. Autobusų stotelės ištuštėjo. Darbo valandos biuruose buvo sutrumpintos. Šeimos maistą pradėjo gaminti ant malkinių ir anglies krosnelių. Elektros tiekimo sutrikimai tapo beveik nuolatiniai. JAV tai suteikė didelį derybinį svertą. Kubos vyriausybė dabar pati pripažįsta, kad vyksta derybos su Baltųjų rūmų atstovais. Šiai salų valstybei reikia keisti savo kryptį. O Kinijos bazės bus viena iš sąlygų, jei Kuba nori, kad vėl būtų elektra. Tačiau net jei tos bazės bus pašalintos, Meksikos įlankos pakrantė išlieka problema. Šis regionas yra mažas, strategiškai svarbus ir pilnas turtų valdomų pagal užsienio investicijų taisyklės. Iš tikrųjų, Meksikos įlankos pakrantė yra tiksinti bomba. Kinija jaučia, kad langas užimti Taivanį užsidaro. Taigi, ar Meksikos įlankos pakrantė liks Amerikos gyvybės linija, ar taps jos Achilo kulnu? Ačiū, kad šiandien prisijungėte prie manęs. Tikiuosi, jums patiko šis vaizdo įrašas. Jei norite pamatyti daugiau tokių vaizdo įrašų, apsvarstykite galimybę prenumeruoti ir įjungti pranešimus. Tai tikrai daro skirtumą. Dar kartą ačiū ir iki pasimatymo kitą kartą MEPEC laidoje.